Daugelį metų nerenovuota, sulaukusi daugybės kritikos Panevėžio miesto autobusų stotis po truputį keičia veidą. Statybos vyksta nuo 2022 metų rudens, o darbų pabaiga planuojama jau šios vasaros pabaigoje. Pasak panevėžiečių, neatnaujinta autobusų stotis miesto visiškai nereprezentuoja. Galbūt sakot, kad tai pritrauktų gausybę miesto svečių, turistų į mūsų. Galbūt ir pritrauktų, bet jie yra pritraukiami tiesiog, kadangi pravažiuoja autobusai, tai jie priversti sustoti ir mato baisų vaizdą ir atrodom kaip kaimas. Tačiau kai kurie panevėžiečiai tikisi didelių pokyčių atsinaujinus Panevėžio miesto autobusų stočiai. Bus kokybiškas aptarnavimas, kad keleiviam bus patogu. Aš labai džiaugiuosi, kad Panevėžys galų gale sulaukia naujos stoties. Bus parduotuvė, manau, poilsio vietos bus, kur galima atsisėsti. Ir viskas. O kokių pokyčių galbūt tikitės iš naujos autobusų stoties? Kad bus viskas moderniau ir patogiau. Gražios aplinkos, parduotuvių, gražios erdvės ir kad negėda miestui būtų, kai sustoja užsieniečiai. Norint visiškai atnaujinti Panevėžio miesto autobusų stotį, prireikė nemažai resursų, kurių vertė siekia 8 milijonus eurų. Šiuo metu jau atlikti pagrindiniai darbai, liko tik baigiamieji. Padarytos visos konstrukcijos, liko tik apdaila, minimum darbų padaryti, gerbūvį pabaigti tvarkyti ir pabaigti suderinti informacinės sistemas visas. Daugybę diskusijų kėlęs 10-mečio planas turėti Panevėžio mieste modernią autobusų stotį jau netrukus bus įgyvendintas. Naująją Panevėžio stotį suprojektavusi komanda yra viena stipriausių Lietuvoje, todėl neabejotina, Aukštaitijos sostinė turės vieną moderniausių autobusų stočių šalyje, išsiskiriančią architektūriniais sprendimais. Manome, kad ant rudens turėtų pradėti džiaugtis. Šiuo metu planuojame, kad ir rangovas sudėliota pagal sutartį ir kalendorinį grafiką. Fiziškai darbus turi baigti iki birželio pabaigos, tada liks tik tais dokumentų pridavimas. Pasibaigus pagrindiniam Panevėžio miesto autobusų stoties projektui bus pradėtas vykdyti senosios stoties atnaujinimas. Tarp naujojo ir senojo pastato bus sukurta poilsio oazė. Čia laiką galės leisti tiek laukiantys savo autobuso, tiek miesto gyventojai ir svečiai.